labai skauda tiem, kurie lieka vieniši. Visą gyvenimą gyveno ne vienatvėj, gyveno su kažkom. Nežinau, mama gyveno su dukra, tiksliau dukra, jau žiūrėjo mamą, su kuria gyveno, ar ne? Keliasdešimt metų. Gyveno pora, gražų gyvenimą, keliasdešimt metų kartu. Ir staiga išėjus tam žmogui, tu supranti, kad tu esi vienas. Na, tavo vaikai kažkur išvažiavę turi savo gyvenimus, džiaugiesi, jeigu per nuotolį pasikalbė. Tu likai vienas, tuose namuose. Mažose yra dideliuose, nesvarbu, jie vis tiek dideli ir tušti. Ir tave gazdina, tu net nežinai, o kaip būt. Daug tuštumos atsiveria ir daug skausmo nebejotinai. Kokia, žinai, ir tuo pačiu ir erdvės, ne? Ir va čia drąsa priimti visus jausminius impulsus ir juos išbūti. Tuštuma, vienišumas, tą žmonės, greit pagauna. Išprotėt galima ir kartais nepastebi va to kito, kad čia yra ir laisvė. Baisu net tą priimti. Laisvė skaudėti. Laisvė skaudėti, laisvė būti toliau, ne? Būti kitaip.